Ach, tu gražuolė, tu net į kadrą visą netelpi. Va, tavo vardas. Va, kokia tu esi, ta lygumo, taip kirčiuojama lygumo. Aš vadinau pradžiai lygumo, dabar savo lygumo. Bažnyčia. Dvarininkas Kruojos pakrantėje pastatė. Ir aišku, dabartinė pastatyta vėliau. Nuostabi. Lygumai turi tokią įdomią atmosferą. Ir savo parodas. Ir savo naivųjį meną. Kaip įdomu, visas grafikas susietas būtent su kuo? Mokslo metais. Pakruojas daugiausiai dėl savo dvaro yra žinomas, bet va šalia tie lygumai, važiuosit, aplankykit, kada pasižiūrėkit, nors ir daugiau čia gražių vietų pasižiūrėti. Trečiadieniais galite nusipirkti maisto prekes, duodu. Ir prisėsti ir išminties gauti. Aš čia dabar buvau apsipirkt, bet pasirodo šitas pastatas, jisai čia buvo mokykla. Labai smagu atrasti. Tarpukario Lietuvoj Vytautui pagerbti daug paminklų atsirado. Ir va štai vienas iš jų, jeigu aš teisingai suprantu, šiam centre didingas kardas 30 metais, jo, minint 500-metį, taip. Lygumai gerą vietą ir paskaityti, ir skaitant pabūti, ir apžiūrėti patį visą miestelį, pajausti dvasią. Dar grįšiu čia.